Sveiki visi, aš esu Vytautas Untulis, esu kompanijos Swiss Golden partneris. Tikrai džiaugiuosi, kad jūs žiūrite šį video, nes tai jau reiškia, kad jūs jau turite potencialų susidomėjimą, kaip tapti finansiškai nepriklausomais ir gauti papildomų pajamų šaltinių. Šiandien mūsų programa yra skirta būtent tiems žmonėms, kurie nori tapti finansiškai nepriklausomais. Tiems žmonėms, kurie nori sukurti pasyvių pajamų šaltinį. Tiems žmonėms, kurie nenori priklausyti nuo viršininko ar finansų. Ir tiems žmonėms, kurie nori turėti savo verslą jau su paruoštu verslo modeliu. Mes pakalbėsime apie auksą, apie pinigus ir kaip pradžioje uždirbti 2000 eurų per mėnesį. Taigi, draugai, rekomenduoju jums prisėsti patogiau prie savo ekrano monitorių, atsipalaiduoti, o aš jūs supažindinsiu su informacija, kuri savo laiku sudomino mane ir aš įsitikinęs, kad sudomins ir jūs. Per pastarosius 10 metų aukso kaina pakilo daugiau nei 600%. Ar jūs kur nors matėte tokį turto augimą kaip aukso? Mes šiandien pakalbėsime apie kompaniją Swiss Golden. Kompanija Swiss Golden oficialiai užregistruota ir turi juridinį adresą Britų Virdžinijos salose. Kodėl būtent ten? Kadangi ten nėra pridėtinės vertės mokesčių, perkant ir parduodant aukso luitus. Todėl, kad Britų Virdžinijos salos yra laisvoji ekonominė zona. Na tarkim, kad dabar pridėtinės vertės mokestis daugelį jūsų tikrai nerūpės. Kadangi jūs tikriausiai imsite viską pinigais. Tačiau vėliau, kai kalba eis apie auksą, šis klausimas jums turės įtakos. Dabar jūs matote dokumentą apie kompanijos registravimą, kurį taip pat galite paprašyti, kad jį suteiktų ir jums. Administracinis ofisas randasi Londone, adresu, kurį galite matyti šioje skaidrėje. Tarp kitko, aukso kaina yra nustatoma ir reguliuojama pagal Londono fiksingą 2 kartus per parą. Kompanijos Swiss Golden produkcija yra investicinis auksas, nuo 1 iki 100 gramų svorio. Ir dirba kompanija su 5 pasaulinių brandų gamintojais. Kiekvienas aukso luitas pateikiamas kartu su gamyklos gamintojo sertifikatais. 4 pasaulinių Šveicarijos aukso ženklų luitai ir 1 Belgijos. Taigi pereikime prie paties įdomiausių. Prie finansinių galimybių. Pirmoji galimybė – tai tradicinis pirkimas. Antroji galimybė – tai kaupiamoji programa Golden Bonus, apie kurią mes pakalbėsime šiek tiek plačiau. Ir trečioji galimybė – tai karjeros pasyviosios pajamos. Taigi egzistuoja 2 depozitai ir 2 kliento užsakymų stalai, su kuriais ir dirba mūsų komanda. Preliminarus užsakymų stalas – 200 eurų, tai pats depozitas, ir 20 eurų, tai už jūsų asmeninio internetinio biuro aptarnavimą, iš kurio jūs valdysite jūsų užsakymą, jūsų auksą ir jūsų pinigus. Ir pagrindinis užsakymo stalas – įėjimas 720 eurų. Iš jų 700 eurų tai pats depozitas, o 20 eurų tai už jūsų asmeninį internetinio biuro aptarnavimą. Ir kai tik jūs padarote apmokėjimo depozitą, jūs automatiškai patenkate į užsakymų stalą. Jisai atrodo būtent taip. Šiame stale yra tik 7 vietos, iš kurių 3 apatinės visada yra užimtos. Šie žmonės pateko į premijų programą anksčiau nei jūs. O viršuje jūs matote 4 laisvas vietas. Vieną iš jų jūs galite užimti ir pradėti savo nuosavą ir paruoštą verslą su kompanija Swiss Golden. Taip pat stale yra 3 lygiai, kuriais jūs judėsite savo premijos link. Dėmesio, kaip veikia šis verslo modelis. Tarkim, kad Aleksas į šią unikalią prekiavimo aukso programą pakvietė 2 savo pažįstamus – jūs ir Paulių, tuo pačiu atlikdamas kvalifikaciją. Ta patį padarė ir Inga, pakviesdama 2 savo pažįstamus. Kaip mes matome, stalas užpildytas, daugiau vietų nėra. Kas atsitinka? Stalas pasidalina į 2 simetriškus stalus. Vytautas gauna savo premiją ir palieka šitą stalą. Ir kiekviename iš pasidalinusių stalų prisideda po 4 laisvas vietas. Dabar jūs, kad atlikti kvalifikaciją, pakviečiate tik 2 žmonės. Ir tokiu pat principu Paulius atlieka kvalifikaciją, pakviesdamas savo 2 pažįstamus. Stalas ir vėl užpildytas, dabar Aleksas gauna savo premiją ir palieka šitą stalą. Stalas pasidalina ir jūs atsidurite 3 lygyje – stalo pagrinde. Kai tik jūsų žmogus atliks kvalifikaciją, pakvietęs po 2 savo pažįstamus, jūs gausite savo premiją ir paliksite šitą stalą. Jums iškyla klausimas, kas vyksta toliau, kur išeina užsakymas po stalo uždarimo. Jūs patenkate į kitą 7 vietų užsakymų stalą, į pirmąjį lygį.
visada sekdamas pagal savo sponsorių žmogų, kuris pakvietė jūs. Tuo pačiu principu žmonės, kuriuos pakvietėte jūs, visą laiką seks paskui jūs. Taigi pakalbėkime apie premiją. Bendra premijos suma sudaro 2100 eurų. Kompanija atskaito 10% nuo bendros sumos. Šie pinigai keliauja į lyderystės karjeros programą. Ir jums nuperkamas auksas viso už $1890. Ir vėlgi iškyla klausimas, kokiu būdu ir kiek stalų aš galiu uždaryti. Kai aš su kompanija sudarinėjau sutartį, aš sudariau ją ant 7000 eurų. Atsakymas. Kadangi jūs su kompanija sudarėte sutartį ant 7000 eurų, jūs perinate 3 pagrindinius užsakymų stalus. Pirmas stalas 2100 eurų, antras stalas 2100 eurų ir trečias stalas 2800 eurų. Ir viso bendra suma sudaro 7000 eurų. Iškyla kitas klausimas. Kągi mums daryti su uždirbtais aukso lydiniais? Čia yra 3 galimybės. Pirmoji galimybė – tai saugus, konfidencialus ir patikimas saugojimas UBS Šveicarijos banke. Aukso laikymas saugykloje kainuoja 0,1% nuo bendros sumos. Dabar jums tikriausiai nedomins laikyti auksą saugykloje, todėl kad pradžioje visiems reikalingi pinigai ir visi ims pinigais ir tai yra normalu. Antroji galimybė – tai aukso pristatymas apdraustų paštu. Ir trečioji galimybė – aukso pardavimas atgal kompanijai vos per minutę. Tai galime padaryti per savo Swiss Golden ofiso skyrių internete. Ir taip pat lengvai persiųsti savo lėšas į savo asmeninę banko sąskaitą Lietuvoje. Kompanija superka auksą ištisą parą, o pinigus jūs galite gauti bet kuriame banke jūsų šalyje. Pats pervedimas užtrunka 5 darbo dienas. Taip pat jūs galite užsisakyti Mastercard debito kortelę. Su ja jums nereikės laukti 5 darbo dienas. Pinigus gausite momentaliai. Kompanija mato, kad daugelis žmonių paprasčiausiai neturi pinigų ant auksinio stalo. Ir todėl jie sukūrė preliminarų stalą. Mes jį vadiname sidabriniu stalu. Kad žmogus galėtų pradėti kurti savo verslą, neturėdamas 720 eurų. Įėjimas į preliminarų stalą yra 220 eurų, iš kurių 200 eurų yra pats užsakymo depozitas, 20 eurų už svetainės aptarnavimą. Sidabrinis stalas yra skirtas tik tai tam, kad patekti į pagrindinį auksinį stalą. Praėjus tokį sidabrinį stalą, kompanija mums perveda 800 eurų, minus 10% lygų 720 eurų, kurie keliauja į pagrindinį auksinį stalą. Pabaigdamas, norėčiau dar pridurti apie sprendimo priėmimą. Kaip paprastas žmogus priėma sprendimą? Iš pradžių jisai ilgai mąsto, vėliau jisai klausia savo pažįstamų, draugų, giminių ir tik po to priėma sprendimą. O ką gali patarti paprastas statistinis žmogus, kuris nėra susipažinęs su tokiomis galimybėmis? Arba kuris užaugo ir bendravo aplinkoje, kurioje tik tai ir žino, kaip dirbti už grašius? Užduokite šį klausimą savo savarankiškai. Taigi mokinkitės priimti sprendimus savarankiškai ir pradėkite veikti. Tie, kas veikia, visą laiką yra laimingi. O tie, kurie pamatė, kokios čia yra galimybės, kokius pinigus galima čia uždirbti, kokių pasyvių pajamų galime čia gauti, aš rekomenduoju jums susisiekti su žmogumi, kuris supažindino jūs su šia galimybė. Jisai tikrai turės atsakymus į klausimus, kurie jums iškylo. O visiems kitiems aš noriu pasakyti, kas reagavo į šią galimybę skeptiškai, tęskite būti tokiais. Ir pažiūrėkite į žmonės, kurie pradėjo šį verslą po pusės metų. Taigi, ponai ir ponės, aš linkiu jums didžiulių pergalių, didžiulių rezultatų kartu su mūsų komanda Lyderių klubas ir kompanija Swiss Golden. Ate, ate.